Ar ir tu tas, kuris mėgsti duoną? Žinoma, lietuviška tikra ruginė duona yra tas dalykas, kurio labiausiai pasiilgau išvykus gyventi į Tenerife. Tai šiai dienai tau pasiūlysiu kitą alternatyvą, nes labai dažnai iš savo pacientų, klientų girdžiu pasakymą, kad sveika mityba, duona nerekomenduojama. Tai yra netiesa, jeigu gera ruginė lietuviška duona gali būti mūsų racione. Žiūrėk mano prieš tai sukurtus video, kuriuose aiškinu ir praplečiu informaciją, kaip įsirinkti sveikatai palankę duoną. Bet visgi tie, kurie nenori valgyti miltinių gaminių ir visiškai atsisako ir ruginių, ir kvietinių, ir visokių kitokių gaminių, kviečiu pasigaminti sėklų trapučius. Tai yra augalinės kilmės sėklų trapučiai, o kaip žinote, augalinės mitybos mūsų racione turi būti didžioji dalis. Tai šį kartą be galo paprasti iš kelių ingredientų trapučiai, kurie gali būti alternatyva duonai, maistingi, greitai paruošiami ir be galo gardus, kaip ir visi mano kiti receptai. Tau reikės čia sėklų, maltų linų sėmenų, užpilti juos verdančiu vandeniu, įdėti įvairiausių sėklų, kepimo popierių apšlakstyti alyvuogių aliejumi, ištepti, dėti visą masę, kuo tolygiau ištepti visą masę, kad kuo plonesnis sluoksnis būtų, tai bus tuo traškesni trapučiai. Ir paviršių taip pat apšlakstyti alyvuogių aliejumi ir šauti į orkaitę. Visą tikslę instrukciją, ingredientų, kiekius ir gaminimo eigą skaityk aprašyme. Be glitimo, be laktozės, be pieno produktų, be miltų, be cukraus. Kas gali būti geriau? Ir jeigu nori daugiau tokių receptų, kurie yra švarūs, skanūs, greitai paruošiami, maistingi, registruokis į mano sveiko maisto gaminimo kursą. Juose išmoksi ne tik tai gaminimo esminių principų, sužinosi daugybę receptų ir idėjų, bei mitybos esminės žinias gausi šių kursų metu, kurios padės tau suformuoti sveikus įgūdžius ir gyventi bei valgyti sveikai.